depresijų, kodėl jų daugėja ir daugės, ir ypač vaikų tarpe? Todėl, kad kiekviena žmonių karta yra vis labiau reikli ir kaprizinga. Galima sakyti, savotiškai vis labiau išlepusi, bet iš tikrųjų labiau savanaudiška, labiau egoistiška. Ir nori vis labiau tobulesnių ir stipresnių pojūčių, malonumų, dirgiklių, komforto ir taip toliau. Tai jeigu jie šiam gyvenime, šito inkarnacijai patenka į naują aplinką, naują pasaulį, tai kiekvienoj naujoj kartoj ir tie malonumai teikiami yra vis stipresni. Žmonės ir gauna, ne tik nori, bet ir gauna vis stipresnius malonumus, vis labiau dirginančius juos. Ir čia kyla viduje žmogaus labai didelė problema, kad jisai tų dirgiklių nesuvaldo. Ta prasme, paprastai kalbant, jis gauna vis didesnį stresą, kurį iš tikrųjų jis pats sukelia savo. Tai yra pasekmė savęs nepažinimo, savęs nesupratimo, savo norų nesuvaldymo. Nesuvokimo, kad mano norai yra viso ko pamatas, viso mano gyvenimo, mano sielos, mano gyvybės pamatas. Tai tas žmogus, kuris iš to pradėjo suprast, jisai įvedinėja tvarką ne tik daiktuose namie, bet jis pirmiausia įvedinėja tvarką savo noruose. Nedaro jų chaotiškais ir belekokiais, arba kitaip sakant, kontroliuoja savo gobšumą, arba jos apipjausto, jos valdo, neleidžia jiem plisti nekontroliuojamai tiem noram. Ir jeigu žmogus iš tikrųjų leidžia savo chaosą savo noruose, tai jis patenka į tam tikras duobes, būsenų duobes, kai jisai to noro negali gyvendinti, negali lengvai pasiekti, tam reikia didelių pastangų. Ir, jeigu paprastai kalbant, norų perteklius ir nesugebėjimas juos įgyvendinti, jį užklampina kaip, sakykime, iš kokio automobilių molyje, iš kurio jis pats savęs ištraukti nebegali. Jis patenka į būsenų didžiulės bangas, sakykime, kritimus ir kilimus labai didelius, kuriuos nebesikontroliuoja. Čia panašiai kaip, sakykime, įsivaizduokim paauglį, kuris gavo iš tėvų dovanų gimtadienio proga automobilį, naują ir galingą. Ne? Tai kas iš pradžių daro? Jisai paprastai su tom automobiliu draskosi, važiuoja per greitai, patiria tam tikrus ekstremumus ir atsitrenkia kažką, arba automobilį sugadina, ar susižeidžia. Tai reiškia, jisai nevaldo savo energijos, savo noro. Tai tas pat vyksta su žmonėm analogiškai, su įvairių malonumų, gaudimų ir norų jos turėti visko daug, greitai, iš karto, toj pat nemokamai, be pastangų. O iš tikrųjų reikia dėti pastangas. Ir tų pastangų sunkiausia ir svarbiausia dalis yra susitvarkyti su pačiais norais, ne tik tai su jų gyvendinimu.